Taigi sveiki atvykę prie naujo video. Šiandien aš žvejosiu linus. Jums aišku pažįstamą vietą, mano prūdė. Bet šį kartą žvejosiu su dugninė meškere. Nes atsinešiau, nes vieną kartą su dugninė tik čia žvejojus. Pagau mažą karosą. Tai galvojau, pabandysiu lyną. Nes vieną kartą esu pagavus. Jisai pabėgo. Per mano kvailumą, aišku. Ja. Tai aš noriu jam vėl mesti iššūkį ir jį pagauti, bet bandyti su dugninė. Aišku, plūdį neatsinešiau, karosiukų pagaudyti, jeigu jiems patiks, bet naudosiu šį kartą dugninę. Tai einu susiruošti, susidėti meškerę, sutaisyti jaukus ir taip toliau. Tai tiek žinių. Tai plūdinę užsimečiau, galvoju, tegu ta plūdė būna. Tikrai niekam nepakenks, aišku. Kimba. Nešam jūs greitai. O pastatom. Oh my god, iš karto? What the hell? Tai iš karto? Jis reikia palyginti. Susam. Dar net dugninės neužsimečiau, o plūdinė iš karto tokia jau pradeda tūsintis. Nu gal žiūrėkit, tai šiaip smagu lyna. Bet aš noriu jums tokį dalyką pabrėžti, kad aš pirmą kartą taip atskirai, būtent linų žvejoju. Aš niekada nesu dar taip totaliai tų linų žvejojus. Visada karos, karpiai arba karos. Daugiau niekas nežvejoja, galima sakyti. Tai žinokit, čia pirmą kartą linų žvejos. Vieną kartą taip visai iš nieko. Pagavau šitą lyną. Visai, žinokit, iš nieko. 10 valandą ryto ant plūdinės, ant labai mažo gylio. Tenai gylis buvo, ten gaudžiau karosus didesnius. Ne, bam, lynas. Ten, ką žinau, 200 gal kokių gramų. Gerai, reikia pasidėti meškerę ant stovelio. Tik stovelio pasižemint. Greitai. Langas tik. Užsikėlus viską. Meškerę. Gerai, manau, jeigu ištrauksiu žuvį, aš jums parodysiu, o dabar stabdau. Tai pildau šėryklą dabar. Plūdinė, aišku, vis dar nešioja. Aš aišku, naudau užmesti. Tai naudosiu, aišku, aš čia vienu žvejybai visai nepasiruošus, ką turiu namuose. Ką radau namuose, tą naudoju. Tai radau kažkokį karpiam specialų jauką, bet o tokį, nepalėtas. Mums visada, kai žvejojom mes karpius, niekada mums buvo tokie masalai nepainu. Niekada. Tik palėtas susidėjom, kartu karpis. Mums niekada nepainu. Tokie masaliukai. Tai aš galvoju, išbandysiu ant linų. Gal pavyks labiau ant linų, labiau veikia. Čia dar toks gravinų kažkokiam tokiam dideliam. Aš žinau, gal nenom. Tai va, taip va, šėryklą. Sudėjau 20 gramų, kiek suprantu. Pavadėlis. Ilgas, suprantu. Nežinau, gal 20 cm kažkur. Tai nežinau, bandysim. Šitam jauką net nelabai reikia plauti rankas. Geriausia, kur nusivaryti. Tai, manau, bandysiu užsimest. Plūdinę pirmiausia persimesiu ir tada dugninę užsimesiu. Oi, kaip šiandien vėjas pakėlęs. Kas tikiuosi netrukdo žvejybai. Dėsiu mėgstuku. Tai, manau, bandau persimesti ir užsimesti meškeres.
Štai užsimetėm dugninę. Štai taip. Neužmečiau ten, kur norėjau. Visai kitą pusę. Bent jau tiek. Va. Signalizatorius. Tas. Ten va. Plūdinė. Permečiau visai kitą vietą. Tai dabar vėl reikia permesti, nes ją nunešė vėjas. Tai žodžiu, permetu. Ir tiesiog teks laukti. Lauksiu kibimų. O. Žiūrėkit, gal nereikės permetinėti. O, Jezu, čia kaip sunku visada. Manęs priplūdo. Labai nelygu. Čia visada labai sunku nutaikyti viską. Gerai, žodžiu, nufilmuosiu, jeigu bus žuvis. Tai va, laukiam žuvies. Laukiu stipresnių kibimų gilesniai vietoje. Na, aišku, kai pradėjau filmuoti, nebekimba. Kai jau pasidarė karšta, tas vėjas toksai atrodo šaltas, bet pats oras yra karštas, tai labai sunkus ta apranga. Bet viskas ok. Tai lauksim žuvies normaliai. Tas tikrai numolis kažką. Nežinau, ar kažkas susidomės dugninę. Nes ant kabliuko uždėjau kukurūzą, tai nežinau, linams tai kiek žinau, kad patinka kukurūzai, tai bent jau tiek. O jos žiūrėjau į dugninę, nežiūri, ką plūdė čia veikia. Ne, būtų smagu žuvis. Galėtų būt kokia nors mažytė, turėčiau ką jums parodyti. Nes aš visada neturiu ką jums parodyti. Visada. Dabar, gerai. Nufilmuosiu, jeigu bus žuvis. Aš nieko su savimi nesusitariu. Dabar bandysiu susitarti. Gerai. Ok. Pirmas karosas. Ant plūdinės. Karasiukas. Tas šį manau paleis. Jis yra labai mažas. Ir mano delno. Ir mano delno. Ir aš jį, manau, paleisiu. Tegu jis gyvena. Nu, puiku, pirma žuvis. O jis. Paleidžia. Smagu? Pirma žuvis? Einu paleist. Tai buvau trampam išėjus. Laikėbiški. Tai namų. Tai dabar grįžau ką tik. Ir eisiu patikrinti meškerių. Tai einu tikrinti. Tai ant nei vienos meškerės nieko nebuvo užkibę. Dabar viską persimečiau. Pažiūrėjau dugninę, tai šėryklėlė buvo tuščia. Aš su šėryklėlė žvejoju. Tai buvo tuščia, bet kukurūzas uždėtas vis dar buvo nulikęs. Tai nelabai veikė. Nežinau, aš galvoju vėl imti tos paprastus kukurūzus, nes tie mandrus neišeina. Tie vat paprasti, kokie, nežinau, morfiniai, maksiminiai kukurūzai konservuoti geriausias būdavo masalas. Dabar plūdinę irgi užsimečiau, irgi slieką užsidėjau, nes sliekas ant jos gerai veikia. Tai tiek žinių. Nežinau, dar biškį gal pabūsiu. Aš nežinau. Gal. Pagalvosiu. Tai manau jau atsisveikinsiu, užbaigsiu žvejybą. Vieną karosiuką pagavau. Linų žvejyba neišėjo. Aišku, aš tam nebuvau visai pasiruošęs. Tai čia toksai irgi. Bet bent jau karosiukas vienas buvo. Tai bent jau tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Austėja. Ir viso gero.